Iki maratono liko paskutinė savaitė ir šį video pradedam šiek tiek kitaip. Kilometrų mažėja, bet bandelių daugėja. Šeimininkutė, prikėpė šiandien. Laiko atsirado, mažai bėgam. Tikrai taip. Dabar jau prasideda mūsų teiperis, taigi kaupiam angliavandenius, valgom bandelės ir šiame video parodysim, ką mes nuveikėm ir kokios mūsų nuotaikos prieš maratoną. Taip? Taip, net neturiu ką pridėti. Turiu ką pridėti. Tai turim kelias labai geras naujienas. Mes su Vytautu tapom Compressport ambasadoriais, atstovaujam e-sportą. Ir Compressport yra šveicarų brandas, kuris gamina labai aukštos kokybės kojines, blauzdines, bėgimo diržus, jau apie kuriuos žinot, kad yra labai patogus dalykas, kepurėlės ir dar daugiau. O kita naujiena, mes gavom ištestuoti naujausius Garmin Forerunnerius keletui mėnesių. Tai dabar bandysim, žiūrėsim, kaip mums sekasi ir šiandien viena iš pirmųjų treniruočių, kur gyvai juos ir pabandysim. Spaudžiam start, lekiam. Varo. Privalgę bandelių, tai dabar labai jaučiasi. Labai. Bėgti nelengva, bet ir šiandienas labai easy bėgimas. Nesuprantu, lieka savaitė ir užkaitina, o visą pasiruošimo metu. Tai šalta, tai vėjas, tai nesinori net į lauką lyst treniruotės daryti, reikia kartais leistis maniežę. Ne, iš tikrųjų, šiandien labai faina. Pala, o kada tu maniežę buvai pasiruošimo metu? Tik per laktato testą? Buvau dar vieną. Ne, tik per laktato testą. Ne. Taip. Nepasuk, tu pamiršai. Ai, dar kartą buvom. Gerai, atsimu savo žodžius, buvom ir maniežė. Tai po Hyrox varžybų prasidėjo mūsų pasiruošimas maratonai. Iš esmės turėjom 11 savaičių. Taip šitų dviejų varžybų. Negali būti. Gali. Mažiau? Tiek neturėjau. Mažiau atrodo dėl to, nes 2 savaitės po Hyrox iš esmės labai ramiai sportavom. Bet bent jau pirmą savaitę po Hyrox aš tai buvau visiškai be jėgų, labai skudėjo kojas ir visą mane tai treniravausi mažiau. Rūta jautėsi geriau, man atrodo. Nu jo, visiškai nepripažįstu, nes kažkaip nejaučiau Hyroxo pasiekmių. Nu, bet kokiu atveju, aš taip skaičiuoju, kad 2 savaitės buvo įsivažiavimui ir tada atėjo Kulviečio bėgimas, kur buvo pirmas jėgų patikrinimas. Ir tas patikrinimas parodė, kad Rūta yra ten, kur turi būti. Jos rezultatas visai optimistinis. O man šitos varžybos parodė, kad ištvermės dar trūksta. Einam dabar paeisim, nes kad ir kaip lėtai mes bėgam, bėgti ir kalbėti, tai yra sunku. Tai nusiraminam ir papasakojam. Tai tu 100 kilometrų bėgai ir kalbėjai Trail Kuršių Nerijoje. Čia ne Kuršių Nerija, čia dabar pirmi karščiai. Aš negaliu, man karšta. Taigi, kalbant apie patį pasiruošimą maratonui, tai mes per šitas 7 savaitės iš tikrųjų neblogai padirbėjom ir padarėm viską, ką iš esmės buvom suplanavę. Taip, subėgom visas threshold treniruotės, steady bėgimus, long runus. Jo, tai va šiti 3 punktai, 3 arkliukai, kurie buvo mūsų pagrindinis variklis viso pasiruošimo metu. Tai nuosekliai kėlėm kilometražą ir gavosi toks progresinis krūvio didinimas viso ciklo metu. O paskutinis mano long runas buvo toks kaip ir pasitikrinimas. Kauno maratone bėgau pusmaratonį darydama treniruotę. Tai galvoju, gal pirmą kartą bėgau varžybas, ne kaip varžybas. Bet treniruotė panašu pavyko gerai. O apie Kauno maratono perliukus galit pasiklausyti Love Streams Running podcast'ą. Dabar esame paskutiniai stadijai, padarėm visas sunkes treniruotės, liko teiperis ir iš esmės nėra didelės apimties ir nėra daug intensyvumo, viskas vyksta tikrai žymiai ramiau. Tai treniruotės tikrai pridavė pasitikėjimo, lyginti, kaip prieš visą šitą etapą jaučiausi tokia nepasitikinti, nežinau, ko čia tikėtis, tai dabar galiu būti pakankamai rami. Manau, jeigu viskas sklandžiai, tai tikrai planas turi pavykti.
Tikiuosi, nu, tikrai pasitikėjimo yra. Nu, Ne, Rūta yra kepekė, jos visos prognozės. Baig čia girt. Visos prognozės jos rodo, kad jinai tikrai gali lipti iš tų 3 valandų ir man atrodo svarbiausia, kad jinai pati jau patikėjo ir savo galvoje įsirašė, kad 3 valandos yra tikrai pasiekiamas tikslas. Taip, bet mes nenorim būti treniruočių čempionais, tai turim dar tą įrodyti varžybose. Kaip ir minėjom, visas treniruotės tikrai padarėm ir treniruočių čempionai mes jau esam, bet treniruočių čempionai iš gerosios pusės. Mes nesistengėm treniruočių daryti kuo greičiau ar kuo daugiau ar panašiai, tikrai darėm viską sistemingai, labai progresyviai ir laikėmės laktato netgi reikalavimų. Ir nedarėm nieko, kas, nežinau, atrodo galbūt gražiau Stravoj. Šiaip Stravoj viską atvirai dalinamės, tai galit pamatyti mūsų Stravas. Jo, kviečiame pasiekti. Nuorodas yra. Nuorodas aprašyme. O kaip tavo? O tai kaip tavo nuotaikos? O mano nuotaikas tai irgi iš tikrųjų nėra blogas. Jau buvo vienu momentu visai dingus viltis, kad iš tų 2:30 be šansų lipt. Bet kai gavom dalyvių numerius, tai aš gavau 999, tai rodo, kad 1/1000 dalies vis dar yra, 0,01%, kad išbėgsiu. Tai ta mažoji dalis man dar vis kirba mintys ir nežinau, ką daryti. Patarkit, ar man bandyti bėgti 2:30 ir nulūžti po pusės maratono, ar bėgti saugiau ant 2:35 ir tiesiog bandyti pasigerinti asmeninį rezultatą. O tai gal bėgti ant 2:30 ir nenulūžti, kaip jums toks variantas? Beje, tik ką buvo pagerintas rekordas maratono ir išbėgti iš 2 valandų, tai ką, mes negalim? Ką, negali išbėgti iš 2:30? Ne, aš tai sakau, man 999, o pastovė numeris 1000, tai tu tikrai... 100% lipsi iš 3 valandų. Po Kopenhagos maratono įrašinėsim klausimų atsakymų sesiją, tai kviečiam komentaruose užduoti klausimus, kurie rūpi jums ir mes atsakysim į juos po maratono. Tai drąsiai va. Drąsiai rašykit komentaruose ir dar, jeigu jums įdomu, kai mums tam Kopenhagos maratone seksis, tai parsisiųskit appsą, ir kuriame galėsite sekti, kaip mums sekasi varžybų metu. Startas jau gegužės 10 dieną, 10:30 Lietuvos laiku. Lieka savaitė, varom!